Sveiki visi, su jumis ne kas kitas, o Lietuvos ūkininkas. Tai senokai nesimatėm chibrytė jau. Kur buvo dingęs, sirgau. Važinėjau visur, žodžiu, ko tik nebuvo, karočią. Tai pažiūrėjau mano senesnį video, žiūrau, kad keltas prieš mėnesį. O jo, apšikmat galvoju. Reikia nufilmuot kažką, pasirodyt, kad dar gyvas esu. Dabar pas mane minus 3 laukia. Praeitom dienom buvo iki minus 27. Tu nahu, pizda kaip šalta. Tai ką, per tokį orą, per tokį šaltį gali veikti? Nieko, gulėt lovoj, arba prie kompo žaist. Daugiau nieko, tai šiandien darysim taip. Pas save radau kažkokius stalčius, huiznai nuo komodos ar bibių žinau nuo ko. Tai aš sugalvojau, kad dėsiu va taip va šone po šitų lentynų, taip šone, kad tėvas susimetė, susidėjo kažką ir žodžiu jo, tai jo. Tai ką aš taip sugalvojau, tai šiandien tą ir padarysim. Bet jau šiaip tai tokios žiemos ilgai neturėjom jau, senokai neturėjom, iki minus 7. Tai va, tai pirmą eisiu susirasiu varžtus, susisuksim iš tą šitus huiznai žodžiu stalčius, susidėsim apačioje viską ir bus zaivys. Tai nieko nelaukim ir pradėkim. Karočią, bandau išimt iš šito balkio medvaržčių šitus, žodžiu, tokius išsukau vieną. Tai kiti neįsisuko, eik tu nahu, tai ką dabar darysim? Imsim rankiniu būdu, kaip mūsų protėviai be suktukų suko medvaržčius. Parodysiu kaip. Gerai. Pirmą jums reikia pasidėti kažkur kamerą. Ai, šitas kuis daug ko matęs, blėt. Daugiau negu aš, blėt. Gerai. Turiu atsipjauti šitus va. Vakar dabiškai atsipjau, kad va tai va įsidėčiau taip va. Vien, net aš tau iš šalą gal irgi reikės atsipjauti, žodžiu bus taip. Prisisuksime, bus čikiai, pikiai ir bus sudėti įrankim ir pasaka. Tai gera. Ko jums reikės? Jums reikės šito ir žinai dabar kokios galvutės, nes aš dabar nežinau. Gerai, tarkim, mes imsim šitų galvučių. Nichujasi, blėt. Dabar šitą, aš antrą kartą žiūrėk. Matot, kaip aš viską moku. Pasiėmi ir neatsuki ir eini keikdamas, blėt, į kambarį. Ai, tu nahu, blėt, nenoriu aš nužindyti to samariezo, to, blėt, medvaržčio galvutės, blėt. Nenoriu. O, oi, tu nahu, čia kūro prišalė ar... Oi, tu nahu, o. Aš tik biškį vas išsisuksiu, paskiau susuktuku, nes suktukas, blėt, nepajėgi. Aš kažkaip nelabai pajėgi. Gerai pizdu bus. Aišku, mano protas, blėt, sudėti medvaržčius, kurvas stoginius. Oi, tu nahu, iš tam tai čia pizdajo. Ai, kurva. Nei pirminiai, gal kurva, aš čia kaip įsukęs, taip įbižinu. Gerai, tą pizdu pasiliekam ant angalo. Imam šitą. Opa! Oi, palaukit žiūrovai, atsuku šitą vieną varžtą. Varžtą samariezą. Tuoj palaukit, tuoj niekur nebėkit, neprasukit video. Tuoj grįšiu. Ai, tu nahui. O. Gerai, grįžau, turim paskutinį varžtą kažkaip pasukti. Ai, tu nahui. O, pabiški jau. Kur tai aš debilas, kam aš, blėt, tiek prisukau nahui. Pats neatsimenu, blėt, kam aš įsukau juos. Blėt, prakaitas tik muša per visus galus, rankų šalą, blėt. Bibidėjau nahui. Nu dabar tai pabandom su suktuku.
Aik tu nahui, zaibys galvutę pamečiau. Aik tu nahui. Bidėjau galvutę pamečiau. Gerai radau. Ištausys mums nebereikės. Reikės tik šitą balkę mum. Aik tu nahui, būčiau šiek įsikelęs ir būčiau galvutės neradęs. Gerai, man reikia, kad jūs tai viską matytumėte. Va taip va. Gerai. Išsukam šitų medvaržčių. Tu nahui. Matot, kas dar žodžiu, susitiksim, kaip bus išsuksiu. Sešai kenso turim. Gerai. O dabar darysim, dabar eisim dirbti rimtai. Merytė. Gerai, šitą mes nešam nahui į malkas. Metam čia. Va. Pasiėmam tai šitų. Oi, pagaliu. Gerai. Kų darysim? Avatur darysim. Gerai, turiu vieną nusipjaus, kaip jums ir rodžiau. Tai mums dabar reikės... Nanį. Va. Va, du galai nupjauti. Lygiai ir tiesiai. Tikiuosi. Gerai, imam pirmą šitą, imam šitą. Gerai. Šukliuojam į šitą kampų. Bet visko prikrauta. Kaip visada, blėt. Tikrai dabar nupiškai pasimsiu stalčių, žinai, kažkokį čia. Šitą darysiu taip va. Dėsim tai... Jo, dabar tai čia pišiu medvaržtį pirmą. Bet kad jūs matytut, viską būtų zajebys. O! 2D vaizdą. Nikus, na. Dabar paimsim šitą, įpisim į medvaržtį, kaip nors. Gal sugebėsim. O, labai gerai. Nahu, kaip gerai. Pizdi. Rangusi nejaučiu normaliai. Gerai, stovėk. Paskui už tą pakišim iš apačios taip, kad šitas nekliubėtų, suprantat. Matau, kad suprantat. O, eik tu nahu, kaip čia labai gerai gaunasi. O, juk tu gerai. Atsinešiu samarėsą dar vieną. O, eik tu nahu, galvoju, kad jau tai reikės, bet rankom sak, nichujas į beblę. O, ir dabar taip įsukt. Aha. Gal galite ateit padėti, blėt, nes, blėt, neturiu 5 rankų. Jei тут būtų zajebys, jei kažkas žinot padėtų, vis tiek kažką geriau, tai jau taip. Turim vyrai. O eisiu čia aš nepaeisiu. Galiu net stovėti aš iš tos spintelės. Tai kaip gavosi, tai gavosi vat taip. Šiaip blemba žiauriai gerai. Nes tiesiog gerai. Kaip pasakiau, iš tą iš apačios kaip atrama gaunasi ir leidžiam kristi apačią. 5 minutės kraft. Blemba galvoju, kad dar darysiu čia vieną. Bet žiūriu, kad nichujas į peplę. Dabar galvoju, gal arba daryti vieną viršui, arba daryti vieną šonę. Huiznai.
Tai žodžiu, nežinau dar kaip čia padaryti. Nu, matyt, dar turim dar vieną. Nefilmuoju, nes jums bus tikrai neįdomu, kaip aš čia tiesiog va suku. Tada vadinam kadai, daryti tokią atramėlę. Turim dar lentą. Darysiu šitos ir tokį patį galą reiktų nupjauti. Gerą. Aišku, mano tas pjūklas, kur turiu tos elektriniais yra gaidžių gaidys. Kodėl? Todėl. Nes jo, nu jis nėra gaidys pats, bet batereikis tai gaidžių gaidys ir nežinau, ką darysiu su juo. Kam jo reikia, galiu parduoti papigiam, tik nusipirkit batereikės. Ir eis kaip naujas, nes batereikim pizda. Gerai, jeigu taip jau, tada turi būti taip, man atrodo. Jo, taip, turi būti tikrai. Pasižymim iš akies plius minus. Gerai pjaut, blėt. Tai kūro kaip aš tiuokam. Nu gerai, pizdu pjaunam į šito kampo. Blėt, kreivoja. Tiesiai, blėt, nupjausiu. Jeigu tada taip. Tai va, blėt, goželį sako. Reik mokėt, blėt, pirmų tada. Nu tu kurva. Labų gerų eina. Eik tu nach jau netiesi. Eik tu nach. Aišku, su mano pjovimu ne visada teis išeina, bet nesipysdavokit, blėt. Patyčiom stopam, blėt. Gerai. Gerai, kur dabar dėti galvoju. Ai, blėt, tai ką aš čia? Darnelis. Nu, ne darnelis, o dėdėl. Gerai, tai gal nenukris. Gerai, dabar dėti atramą. Aha. Nichuja negerai. Reik tiesiai, kad per vidurį, blėt, būtų. Aha. Tai va, gal susitiksim kaip susuksiu, nes nemanau, kad įdomu, kaip aš čia tiesiog sukut, karočią, tai jo. Tai dar susitiksim kaip susuksiu. Eik tu nau. Su šitu tai jau biškį prasipisau, kolint sukau. Ką viskas? Aišku, dar gal kitą kartą aš tada pasidarysim. Nu, arba paliksiu čia, visą šį čia. Įpėsiu, kokių porą gerų medvaščių, kad taip gerai atlaikytų. Žodžiu, dar bus tai matyt. Ką aš tvarkausi. Einu į kambarį, nežinau. Norėčiau editit video, savo kur filmuoju per telefoną. Norėčiau irgi editit, bet per telefoną, kai editinu per kapkutą, yra gaidžių gaidys. Nežinau, man tiesiog nepatinka, nesmagu, sunku. O kaip filmuoju per kompą, ne per kompą filmuoju, bet kaip per kompą editinu, ką filmuoju per kompą, tai žiūri smagu editit. Editinu per tokią programėlę, radau tokią gerą, tai jo smagu. Aš galėčiau video persikelti į kompą, iš telefonų filmuotą medžiagą persikelti į kompą, bet aš negaliu. Kodėl? Todėl, nes aš bandžiau ir man kažkodėl neina, arba aš kažką netaip darau, arba man tiesiog neina. Bandžiau iš telefonų persikelt medžiagą į kompą, kad galėčiau iš kompo sueditit ir iš kompo įkelt. Bet man tiesiog neina, tai
Nežinau, tai žodžiu, taip ir palieku. Aišku, kaip sakoma, būt geriau edit, vis tiek įrim įdomiau žiūrėt. Ir visą kitą, nu bet kų padarysi, tikrai nesiruošiu per telefoną kurvą editit. Nu, nes tiesiog labai daug darbo užtruksiu, taip ir kompatite labai greitai. Nu, porą valandų gal ir nėra labai greitai, bet... Žodžiu, žinot. Tai ką? Ačiū, kad žiūrėjot šį video. Nepamirškit palaikint, pasubscribint, parašykit kokį komentarą. Ir jeigu būsit labai geri žmonės, tikrai tikiu, kad tokių yra mano kanale, kurie mane žiūri, galit mane paremt. Nuorodą rasit arba aprašyme, arba nuėję į mano kanalą. Ten rasit linką, PayPal'o, tai galit mane paremt, labai didelis ačiū jums. Ir ką, susitiksim kitam video, tai čiau šaikelė, iki greito.